Važiavom šiandien su Dariu prie Inių upės, pabandysim ešerį pagauti. Paskutiniu laiku eina kalbos, kad ešerys piktas, tai ten, tai šiandien pasigauna ir nemažai. Pabandysim visiškai naujus įrankius. Kai žiemos vakarais pasėdėjom prie kompiuterio, išleidom pinigų ir nusipirkom kas meškerę, kas rytį. Pasipildėm masalų įvairių, guminukų, vadinamas tos valgomos gumos, nežinau, japoniukai, visokie va, sėjai, keitekai, latviški, aišku, dalykėliai visi, akidžionas, nu visko turim, žodžiu, dėžė pilna, tokių gerybių. Bait brief, geros japoniškos gumos, žiūrėsim kaip seksis. Upė šiek tiek aukštoka, dar ne savo vietoje po užpraeitos savaitės lietaus, srovė irgi tokia postipri. Nu, bet kuriuo atveju, manau, kažką vis tiek pagausim. Ne pirmą kartą čia esame šitoje vietoje. Videkiokų papuola ir ešerių, kartais visai stambių. Upė Inė tai jau mano viena tokia gražesnių Airijos upė. Žuvinga, švari upė, kai prateka gamtoj. Toloka nuo Dublino, bet ką darysi. Taigi va, susirišau vadinamą Texas Rig, amerikonų išmislas. Švinelis, čia apie gal 3-4 gramų kulkos formos ofsetinis kabliukas, Reins guminukas, toksai šviesus tepalas, skaidrus, toks gintaro spalvos. Tas vadinamas guminuko stopleris, gumelė neleidžianti nusmukimui. Viskas paprasta, ešeriui. Pavadėlio specialiai nedėjau, nes tikslas šiandien ešeriai. Jeigu lydeka jau papuls, nukas, tai jau vadinasi taip jau lemta. Nu, einam žiūrėsim, kaip seksis. Na va, pirmas sustojimas. Bandysim kažką pagauti. Srovė postipri, vanduo aukštokas. Užpraeitą savaitę gerai palijo. Nespėjo upė atsistoti savo vagą. Va, iškart kibimas. Tik užmečiau papolio į būrį turbūt. Na va, prasidėjo veiksmas. Dar neblogas ešerys jaučiu. Gal ir lydekiokas. Į žolę sėjo. Vat negerai. Jo. Palauk, gal išeis pats, va, išėjo. Neblogas. Ne, su žolėm kažyra, nesupra. Ne, lydeka. Kaip tik sakiau, pavadėlio tai nėra. Bus nelengva, pataikiau čia. Dar nebloga. Ai ne, geras bairis. Ešerį pagavau, o lydeka iš paskos. Aš net nesupratau. Galvau, kad lydeka buvo įkirtęs iš pirmo metimo. Ir lydeka nebloga buvo, turbūt kokia gero kilo. Va. Taip, paliko dantis. Nuotykis. Iškart prieėjus prie upės. Toks ešeriukas. Kažkur vidury upės tik tai ir paėmė man, todėl ir galvojau, kad užsikabino ir lydeka kirto. Va, žuvis vaikšto kaip palei krantus, aktyvi žuvis labai. Nu, šiandien jau bus veiksmas, matau. Užteks visai popietį.
O, toks va. Įskaitinis jau įnešeriukas. Neblogas. Gražios spalvos. O, keliauk. Apgavau šiandien berklėjaus kuminuko. Iški uždydinau. Masalą ir paėmė, tai jau gudriai per šoną perveriau šį. Per žolės eitų gerai. Sudirbo. Žiūrėsim, kas toliau bus. Vienas provokuotas. Upė stiprus. Ešeriai, lydekos, visas žuvis. Srovė užsiaugina raumenų. Neblogas. Dar nutrūko. Su viskuo. Būna ir taip. Kažkas įdomaus. Peilis. Gražiai. Jeigu nenutrūksti, būsiu lucky. Dar žolės jie, man atrodo. Gero nelaukiu. Kažin ar tu pasieks? Peiliukas. Čia toks pagilėjimas yra, neišgąsdink, tai jo, žinai, tik atsargiai. Tai va valas, kur nueina, ne čia nueja. Kažin ar tu pasieks, čia gilų yra. Pabaidyk tu ją, gal jinai išeis, supranti, žolė. Kažkur nežinau valas, kur nuėjo. Supranti, apsisuko aplink lėrijas, man atrodo, žinai. Nenoriu traukti, sėdi dar yra. Apsisuko aplink lėrijas, supranti. Kelias. Aplink šaką. Aplink šaką. Rauk tą šaką, žinai. Neimtos lydekos, nes valą man svarbiausia išgelbėk, nenutrauk. Va. Tai. Sakau, lydekiukai. Palauk biškį. O, gutman. Palauk biškį. Laikai. Gutman, tėgu. O, peiliukas pasisekė labai, kad nenupjovė. Gražią žvakę padarė. Aš mačiau. Bet gerai, kad sugrįžti. Jo. O tai jis būtų ir stovėjęs su to šaka. Ne, tai aš būčiau, žinai, nutraukęs jau, žinai. Jau būčiau plėšęs, jau buvau pasiruošęs. Lelijose, šakai. Nu, aš galvoju, lelijas apsisuko tas pakrantė.
O, neblogas. Šrys. Aha. Nu, standartas. Ant valgomos gumos tokios Gari Yamamoto. Keliaujam namo. Vienas kitas iššauna gražesnis. Toks neblogas. Čia morka turbūt čia geriausia čia dirba.